Psichologinis smurtas – neauklėjimo priemonė. Kiekvieną gyvenimo dieną tu palieki įrašą savo vaiko atmintyje. GNTV naujienose netrukus. Panevėžio rajono savivaldybėje skelbiamas bendruomenės iniciatyvų konkursas. Dalyvaujamasis biudžetas, kuomet mes kviečiame savo rajono gyventojus ir kaimo bendruomenės teikti savo idėjas ir pasiūlymus, ką gražaus, ką gero būtų galima įgyvendinti jų būtent gyvenamojoje vietovėje. Respublikinės Panevėžio ligoninės medikai pacientai padovanojo gyvenimą. Nuostabus jausmas, kadangi tiek medikų dirba, aš pati ne viską atsimenu, ne visai buvau sąmoninga po tiek narkozės, bet kai atsigavau, kai papasakojo gydytojai, kas su manimi vyko, tai aš jam labai dėkinga. Laikino atokvėpio paslauga nuo šių metų Liepos 1 dienos bus finansuojama ne tik iš savivaldybių, bet ir valstybės biudžeto lėšų. Nemanau, sakau, kad čia jau piniguose esmė, dabar jau esmė yra darbuotojų personalo būtent teikimo, kad personalo nebėra žmonių. Respublikinėje Panevėžio ligoninėje vyko spaudos konferencija, kurios metu medikai pasakojo apie neeilinę operaciją išgelbėjusią moters gyvybę. Praėjusių metų rugsėjo 11 popietę po eismo įvykio į Respublikinę